Žinot, gerbiamas Surski, kad dabar pensininkai gaus ekologiškas pensijas. Jūs painiojatės, pensininkai gaus dabar alkoholiškas pensijas. Mes turėsim daugiau gert, kad jie turėtų ką valgyti. Ponas, čia jau praeitis. Dabar pensininkams kompensuos pensijas iš autotransporto priemonių mokesčio. Nuvažiavai pats 100 kilometrų. 2 litai pensininkui atitenka. Pačio automobilis stovi kaip įprasta kieme. Pensininkui irgi 2 litai atitenka nuo to. Ką jūs į tai? Nu, jeigu dėl pensininkų pabranktų šnapsas, tai žmonės dar kentėtų, bet jeigu apmokestins mašinas, tai žinot, pensininkai jūs labai gerbiami, tai jau geriau per gatvę nevaikštinėkit. O jeigu jau vaikštot per trotuarą, tai laikykitės toliau nuo bordiūro, kuris skiria važiuojamąją dalį nuo trotuaro, laikykitės arčiau namo sienos. Seni jūs kraugeriai. Nu, bet jeigu taip... Palaukit, nepertraukinėkit. Aš dar turiu vieną tezę. Jeigu mes pasiekėm tokį sodros biudžeto formavimo etapą, tai geras indėnas yra negyvas indėnas. Aišku, indėnai čia ne prie ko, nes pensijas gauna visų tautybių žmonės šiaip. Ką ten dar norėjot klausti? Žiurkę? Aš žinau, ką jūs norit paklausti. Ką darysim su pensininkais, kad jie turi mašinas? Nu. Senolis gauna kompensaciją ir ją atiduoda kaip bolido mokestį. Rezultatas 0. Ne 0. Mokestį sumoka 1 kartą metuose, o pensiją gauna 12 kartų su kompensacija. Grįžtu prie savo pirmos tezės, pensininkai kraugeriai. Jau geriau neikit iš viso į gatves, nepadės net jokia atšvaita jums. Arba atiduokit savo mašinas neatlygintinai sodrai. Reikia nuvažiuoti į sodą. Kraugerys senas. Kreipiesi į sodrą, tau duoda mašiną, bet tą mėnesį negaudi kompensacijos. Kraugerys senas. Nu, bet žiūrėkit, pensininkas. Jis visada norės turėti ir mašiną, ir gauti kompensacijas. Neikit per gatvės, aš jums 3. ir paskutinį kartą sakau kraugeriai. Nes žinot, kaip būna kartais, kad mūsų neekologiškos mašinos apmokestintos ekologiškais mokesčiais kartais turi labai nekokius stabdžius. O kai pats būsit pensininkas, tai ką tada kalbėsite? Prie ko čia kalbos? Mes kalbam apie mokesčius mano mylimai Opel Asconijai, sportiniai. 16 vožtuvų, 1.8 variklis. Jūs suprantat, koks tai yra bolidas?